Tai buvo labai seniai. 1969 metai. Mokiausi kaip baigiau 10 mokykloje, a ten fizinio pamokos buvo plaukimas kartą į savaitę. Ir ateidavo treneris iš Žalgirio, Mirvis, Grigorija Abramovič, ir žiūrėdavo, kas gerai plūduriuoja, kas blogai plūduriuoja iš vandens. Ir va, tu ir tu. Nori eiti pas mane plaukimo. Sakau, noriu. Paklausai tėvų, tėvai sako, prašom, imkite. Pasiėmė Mirvis mane į Žalgirio baseiną, tą buvusi, kur dabar apartamentai. Ir išmokė. Iškart pasakė, klausy krūtinę, o ne jokių nugarų, jokių delfinų. Ir pradėjom to. O po to jis perdavė mane Užtarui. Užtaras jau aukštas sportinį mistiškumą jau išugdė. Ir turėdamas ryšius, parodęs kažkokį rezultatą, prastūmė tas rinktinę. Viskas. O kas ten pakliūna, arba. Arba laimi, arba miršti. Bet neprastūmė, reiškia, tu pasiekė rezultatą. Taip. Bet tada reikėjo, žinot, Tarybų sąjungos laikais reikėjo blatą, taip sakant, turėti. Pažintis geras ir jis labai gerai bendravo su TSRS Vaicechovskiu, tokiu treneriu labai gerai. Va, jis čia atvažiuodavo į svečius, Štaras gyveno sodyboje, ten visi funkcionieriai pasivažinėdavo, atostogauti, grybauti, žvejoti. Tai ryšiai, tada buvo ryšiai. Kaip treniruotės buvo? Kiek kartų treniruodavotės pradžioj, paskui, o vėliau, kiek jau kaip pradėjai jau siekti rezultatus aukštus, kiek kartų treniruodavotės savaitė, dienoj? Kokie krūviai buvo? Kai moksleivis būdavau, tai, pradžiai po vieną treniruotę. Į dieną. Po vieną treniruotę, po to gerėjant rezultatus, kažkaip tai pereini iš tokios grupės į perspektyvą, iš perspektyvios į šitą, ten jau 2 kartus ir baseinė gyveni, va, ir tavo kambarys, 6 ryto treniruotę, po to tai vežė į mokyklą, treneris Mirvis su motociklu, su to tokia priekaba, su liulke tokia, pasadindavo ir veždavo mane, va. Kad spėtum dar ir pamokas? Aišku, nespėdavau ten. Pirmą, antrą pamoką, sakė, eik ten į galą, pamiegok, mes suprantam. Viskas, po to grįžti, vakarė vėl treniruotę. O kaip metinimas, kas padėdavo palaikyti? Viskas buvo įskaičiuota jau, viskas, tu pasiekė kažkokį lygį, gauni kažkokį atskirį, nesimenu kokį, tau priklauso talonai. Rublis 20, 3,60 į dieną, va. Eik valgyk aguoną ar kur tenai. Ryte pusė iš baseinę. Vat. Savaitgalis namo. Pas tėvus. Čia jau TSRS rinktinė jau po 3 kartus būdavo, bet jau ten jau pasiruošimas. Olimpinio pasaulyje, tai jau 3 kartus varyti. Kaip sakė, kad išitė. Varėm tos 15 kilometrų, nes buvo tada nuspręsta mokslo funkcionierių, kad kuo daugiau plaukytų, geresnį rezultatą. Ir geros technikos, tada iki šiol sako, ką mes tos 15, dabar po 5 į dieną plaukia. Žiūrėk rezultatai. 10 sekundžių greičiau negu aš. O plaukia, Milutytė, 5 į dieną, o mes 15. Jinai plaukia 5 sekundžių greičiau. Leningradas - kelios akimirkos iš Tarptautinių Tarybų Sąjungos Vokietijos Demokratinės Respublikos plaukimo varžybų. Robertas Žulpa 100 metrų nuotolyje krūtine tebuvo 4. Robertas Žulpa 2 vietoje. Kas tavo plaukimo idealas buvo? Tada buvo Juozaitis Arvydas. Jis buvo mano dievas. O kaip ten su krūviais visada ištemdavai krūvius tokius didelius? Reikėjo truputį gudrauti.
kažkur nusukti, kažkur nedaplaukti, nes jeigu viską darytum, kaip tai greitai jokia širdį, pavyzdžiui, buzelytė. Nu, tai buvo kropšti, nu viskas, širdelė biškai pagadino ir ją išmetė. Nu, kaip sakau, sakė, širdelė, kardiogramo bloga. Nu, va. Kas tau garantavo kelialapį į Olimpines žaidynės? Ne, tai man atrodo, tas yra čempionas važiuodavo į Olimpiadą. Ir dar buvo pagal kandidatą, pagal šitą, 200 brasų turėtų būti žulpa tenai. Jeigu kartais laimės tas yra čempionatas, vis tiek turėtų važiuoti. Nu, vis krūvis, jisai ruošiasi. Turi ruoštis Olimpiadai, o ne tas yra čempionatui, užimti pirmą vietą, kad važiuotų į tą Olimpiadą. O geriausios sąlygos buvo Amerikoje, kai mus išveždavo mėnesiui į Floridą treniruotis kartu su amerikiečiais. Buvo geriausias sąlygas. O šiaip Azoras ir Podmaskovija, 2 vietos pas mus. Nu, pagal rezultatą reitingą buvau pirmas pasaulyje. Tai reitingą, pavyzdžiui. 600 metų pavasario reitingas, o rezultatas geriausias. Nu, tai ir tikimasi iš jo visada taip. O kokią distanciją tu plaukei? 200 krūtinė, kaip ir kad čia šiek tiek. Mūsų, jo. Lietuvoje plaukimas, tai jau krūtinė, tai yra kaip ir koziris ar ką. Nu, senų laikų, ten Bilkauskaitės ir visas krūtinė. Ir taip sutapo. Kaip supratau, tave išmokė plaukti Grigorijus Mirvis. Taip, jisai. Pagrindus padarė ir turbūt labai techniką gerai atidirbo su juo. Taip, man matė, kad plaukiam ten, o plaukti, kur plaukti, nes su tėvai mane pastoviai vežėdavo, tai Presėdą, tai Palangą, tai ten Pliuškenaus ir plaukiau be nekaip. Tai plaukiau, išmokau jau savarankiškai krūtinę, o jis pamatė, kad krūtinė plaukė. Tai ištraukė mane iš to varlinuko 7 vidurinės pasivės, kai jis būsi varlytė. Būsi. Ir pradėtų. Grupelę surinko. Ką jūs laisvalaikio turėdavot, ką veikdavot laisvalaikio? Nu, laisvalaikis pas mus kaip buvo. Nu, vieną dieną buvo išeiginė, pirmadieniais. Į vandenį nelipdavo? Ne. Buvo tokia, sekmadieniais būdavo tokia, kaip vadinėjo, prikytka. Nu, tokias tarp savęs, varžybėlės tarp savęs. Praplaukė ir po to laisvą dieną, pirmadienis, daryt, ką norit. Nu, gali būti čia, bazėje, gali į Maskvą važiuoti. Nu, o kitur tai sėdėdavom namie kokiam Cachazore, kur ten nueisi iš kalnų, nenusileisi į apačią. Tu laimėjai tą aukso medalį. Kokios premijos buvo, ar kas buvo? Nu jau, buvo premijos tais laikais. Nu tai rubliais buvo 4000 minus mokesčiai. Ne šeima, be vaikų, nu tad bezdėtnas, ir 3-6 rankas, milžiniški pinigai, jeigu ten po 100 uždirbdavo tėvai į mėnesį rublių. O čia iš karto tau. Nu ką, po to paskira buvo Volgai. O. Jo. Tai pirma mašina, kurią važinėjai, tai buvo Volga. Jo, už savikainą. 24 iš CK garažą. Viskas. Po olimpinių žaidynių dar kiek tu sportavai? Ne, po olimpinių kada? Laukiau Los Andželio, kurį vėl praskrydom. Ir jis tada ir mums pasakė, kad jūs jau per seniai. Buvo 25 metai tau beveik. Laikas kelia jaunimui. Nu, bet tai ten dar buvo Europos čempionatai, buvo. Nu, buvo išskirtinis buvo jo Salnikovas, jis sakė, aš iki tikros olimpiados plauksiu. Ir varė iki Seulo, reikia tokia laimėjo. Varė jisai. Vieninteliam jam davė tokią galimybę. Iš visų. Nu, tai Tarybinė sąjunga santvaroj, kas ten buvo privilegijuota. Tokie kastos, kas buvo, ten buvo CK visokie vaikai, anūkai, po to kas ten baletas, menas ir sportininkai. O, kurie galėjo pasaulį pamatyti, nes kas antrą savaitę prašom varžybos ten, noriu važiuoti, noriu. Aš 17 metų Bachūros į Ameriką važiuoja. Pirmą kartą su TSRS rinkinė. O pasidėdė gyvena Čikagoje. Va Jėzau.
Ir mane išleido. Politiškai patikimas, reiškia. Sakė, Vaičiakovas, grįžęs, oi, savas, ten, kad nebijokit. A jeigu kas? Duodu galvą. Aš nepasakyčiau, kad aš toks, kaip žinai, čia laimė kokį medalį, matot, kaip šokinėja tenai, iš vandens tenai, arba ten kitą tenai, kulvirščiais tenai, futbolininkai įmuša, įvartį, tai viskas. Kažkaip nesidžiaugdavau. Net jeigu padėtų olimpinės laimėjau, pažiūrėjau taip, numojau ranką, išlipau ir nuėjau tiesiai. Taip, su Lietuvos, su Kačišytė, su Buzelytė bendrauju, estugi plaukiko, viskas. Sąjungos rinktinės, su ukrainiečiais, atsidarenka visieną, taip sakant, bendravome, svečiuose buvo, čia buvo, ir su Leningrado, Piteriu, ten geresni žmonės. Žiūrint, pavyzdžiui, mūsų olimpiečių klubas labai draugiškas, kur Rupšienė, kur Bitė, kur geras kolektyvas, kur susitinkom prie mažiausios progos, Bitė organizuoja, kad nesidėtų jie visi namie, užsidarė ten, nevaikščiotų vien takeliu su. Tai reiškia, Robertas dabar nesėdė, užsidaręs tarp 4 sienų, išeina bendrauti su savo draugais olimpiečiais. Jo. Reikalui esant jisai su Italija. Labai geros sąlygos ir gyvenimas, ir ačiū ten. Ir valstybei ačiū, kad parama ir pensiją mes turime. Vyriausybiniai apdovanojimai. Robertui Žulpai Tautų draugystės ordinas. O buvo šalta 1968 metų sausio mėnesio diena, kai treneris Georgijus Mirvis surado 8-metį Robertą tarp 100 kitų moksleivių. Po 4 metų savo globon jį paėmė Vilniaus aukštojo sportinio meistriškumo mokyklos treneris, šalies nusipelnęs treneris Algirdas Štaras ir išugdė šalies rekordininką. Maskvoje Robertas 200 metrų plaukime krūtine tapo olimpiniu čempionu.